Mano brangieji, jaučiate, kaip ore tvyro ypatinga energija? Kodėl vasario pabaiga yra tokia ypatinga? Kodėl reikia šį laikotarpį išnaudoti norų išsipildymui? Nes iki vasario pabaigos yra stebuklų metas. Vasaris tai ne tik paskutinis žiemos mėnuo, bet ir laikas, kai visata tampa atvira jūsų norams ir ketinimams. Tai stebuklų periodas, kai kiekviena mintis nukreipta su tikėjimu gali materializuotis greičiau nei bet kada. Šis laikotarpis tai perėjimų riba tarp žiemos ramybės ir pavasario atgimimų. Gamta bunda, energijos aktyvėja ir ši transformacija apima ne tik išorinį pasaulį, bet ir mūsų vidų. Tai metas, kai mėnulio gale pasiekia savo piką, atsiveria portalai naujoms galimybėms ir norų išsipildymui. Atgimimo energija suaktyvina sėkmės ir klestėjimo vibracijas. Sustiprėja intuicija ir ryšys su aukštesnėmis jėgomis. Kaip mums reikėtų pasinaudoti šiuo magišku periodu? Pirmiausia, išvalykite savo erdvę. Uždėkite baltą arba levandų žvakę, atverkite langus ir tyliai pakartokite. Lengvai, laisvai šviesa tekėk, dulkes ir abejonės su vėju išnešk. Antra, suderinkite savo vibracijas su gausa. Kas rytą prabudę padėkokite visatai už bent 3 dalykus, kuriuos jau turite. Dėkingumas atveria duris naujoms galimybėms. Trečias, atverkite finansinį kanalą. Ant popieriaus lapo parašykite žodžius. Pinigai teka į mano gyvenimą laisvai ir gausiai. Sulenkite lapelį ir padėkite jį po pagalvę. Prieš miegą pasakydami: gaivaus vandens upė teka, mano geroji vis auga ir teka. Reikėtų atlikti stebuklų pritraukimo praktikas, tokias kaip saulėlydžio vizualizacija, saulėtekio vizualizacija. Įsivaizduokite savo norus jau išsipildžiusius. Jauskite tą džiaugsmą ir pilnatvę. Pilnaties ritualas su vandeniu. Pripilkite stiklinę švaraus vandens ir palaikykite ją po mėnulio šviesa. Kitą rytą išgerkite su ketinimu sakydami: geriu galimybės, geriu sėkmę, mano kelias lengvas ir aiškus. Galima rašyti laiškus visatai. Užrašykite savo norus, bet rašykite taip, lyg jie jau būtų įvykę. Taip pat yra svarbi energetinė apsauga. Kodėl ji svarbi? Kad jūsų norai įgytų jėgą, svarbu apsisaugoti nuo neigiamos energijos ir išlaikyti vidinę harmoniją. Kiekvieną rytą įsivaizduokite save apsuptą švytinčių auksų šviesos lauku ir pasakykite: esu apsaugotas, apsaugota meilės ir šviesos. Mano kelias aiškus, mano siela rami. Kas gali sutrukdyti jūsų stebuklams? Jūsų stebuklams gali sutrukdyti abejonės ir nepasitikėjimas savimi, neigiamos mintys ir baimės, neryžtingumas ir senų įpročių laikymasis, abejingumas visatos siunčiamiems ženklams, tikėjimas ir veiksmai jūsų raktas į pokyčius. Galingas ritualas stebuklų manifestacijai. Iki vasario pabaigos atlikite šį stebuklingą ritualą. Pasirinkite 3 elementus atspindinčius jūsų troškimus. Pavyzdžiui, gėlė tai meilė, moneta tai gausa, kristalas tai vidinė ramybė ir stiprybė.
Ant lapelio užrašykite savo didžiausią norą. Uždekite 3 skirtingų spalvų žvakes, pavyzdžiui, baltą švarai, žalią augimui, auksinę klestėjimui. 3 kartus ištarkite. Laikas atėjo, ratas apsisuko, stebuklai mano kelyje išsirikiavo. Gimsta norai, siela švyti, mano realybėje laimiai užgimti. Lapą su noru paslėpkite saugioje vietoje ir palikite jį iki kito pilnaties ciklo. Nepamirškite, visata pasiruošusi jums padėti. Atverkite savo širdį stebuklams ir jie tikrai ateis į jūsų gyvenimą. Tikėkite savimi, veikite drąsiai ir leiskite energijai tekėti laisvai. Šis laikas skirtas jūsų svajonėms išsipildyti. Su meile ir tikėjimu jūsų stebuklais. Elytė Avietjan.